Sveiki, gerbiamieji ir negerbiamieji plokščiaplakio žiūrovėliai. Šiandien diena tikrai ne tik kovo 8 moters diena, su kuo ir sveikinu moteris, bet ir tokia man asmeniškai įspūdingų įvykių diena. Iš pat beveik ryto pradėjo man žmonės siuntinėti visokias nuorodas, kad žiūrėk, kur tu atsidūrei, ką apie tave rašo. Ir šis video bus toks daugiau parodymas, koks iš tikrųjų yra Vaidas Lekstutis. Ir kaip jis vis dar yra toks rusiškų paniatkių žmogus. Tiesiog mėgstantis, kaip ir dabar elgiasi rusai, taip ir jisai bando visokiais būdais įbauginti, kelti įtampas, visokius skandalus ir taip toliau. O šį vakarą po darbo jis mane net šiek tiek palydėjo džipu. Tiesą pasakius, aš jam labiau padariau ekskursiją po Rietavą, nes jis palaukė prie mano darbo ir pradėjo mane sekioti po Rietavą su neseniai įsigytu džipu, beje, amerikietišku džipu, kaip bebūtų keista. Vaidas visada pasisako prieš Ameriką, tačiau vairuoja amerikonišką automobilį. Taip, toks yra šitas Vaidas. Ir kągi, pažiūrėkime šitą tekstą, ką čia jisai prirentęs, ar jis ar ne jis, aš to dar nežinau, dar neįsigilinau iki galo, tad pažiūrėkime visi kartu, kas čia dabar apie mane rašoma. Taigi, pradėkime nuo Demaskuok melagiai, naujienos, prezidento rinkimai Žemaitija. Štai dabar čia to viso jau antraštės. Senukų prekybos tinklas pradėjo šmeižto akciją prieš Eduardą Vaitkų? Klausimas. Ne visi Lekstučio žiūrovai pastebi, ar čia klausimas ar ką, čia gali skambėti jiems kaip faktas. O čia tai yra tik blevyzgos sukurtos, kažkokių tai ar paties Vaido, ar kažkokio tai jo pakaliko. Ir pasižiūrėkime, kas čia rašoma vėliau. Rietave veikiančiame prekybos centre Senukai buvo atlikta šmeižto ir įsityčiojimo akcija iš kandidato į Lietuvos Respublikos prezidentus Eduardo Vaitkaus. Šią akciją atliko jau pagarsėjęs marginalas ir provokatorius, pasisakantis prieš tradicinės šeimos vertybės. Šis asmuo Rietave žinomas kaip netradicinių vertybių puoselėtojas. Jis to neslepia ir savo socialinio tinklo Facebook paskyroje, bei ilgametis Rietavo senukų prekybos centro darbuotojas Vytautas Ežerskis. Žinau iš seniau, kai šeimų maršas vyko, jis kritikavo šeimų maršą. Kiek aš žinau, jis yra tos bendruomenės atstovas kitokios bendruomenės, tos, kur daug spalvyčių mėgsta. Iš karto, vos tik įeinu į šitą tekstą, matau, kad viskas yra taip sutirštinama, viskas taip iškreipiama, lyg tai aš būčiau gėjus. Čia ir uždėta ta nuotrauka, kai aš palaikiau tuos visus judėjimus, būtent LGBT, esu laisvų pažiūrų žmogus, nesu tas gėjus, bet pritariu jų, kad jie turi būti laisvi ir mums neturi rūpėti, ką jie daro lovose, bet tik tai ne Lekstučiui ir jo pakalikams. Jiems labai yra svarbu, ką svetimi žmonės daro lovose naktimis. Tai štai jiems tai neduoda ramybės, nesugeba atskirti gėjaus, kaip ten tie, kur vaikus išnaudoja, pedofilų, jie neskiria tų dviejų sąvokų, tai jiems gėjus, pederastas, ar ten kaip jie pavadina, yra vienas ir tas pats, nors iš tiesų tai yra visiškai skirtingi dalykai. Gerai, skaitykime toliau. Šis asmuo jau ne kartą savo viešose vaizdo įrašuose aptarinėjo senukų prekybos centre apsilankiusius klientus ir iš jų viešai išsityčiodamas. Dėl tokių senukų darbuotojų veiksmų jau buvo kreiptasi į senukų prekybos tinklo vadovybę. Nežinau, iš ko aš čia esu išsityčiojęs ir kur, bet aš taip įtariu, kad jis turi tą vaizdo įrašą, kuris yra šiame kanale, kai aš būtent kalbu apie Vaidą, kur pasakoju, kad aš jam esu netgi pardavęs ten cementą pakrovęs ir jis pats su savo žmona savo video pritarė, kad koks aš geras ir paslaugus pardavėjas ir jokio jisai ten pasityčiojimo nepajuto ir nieko, viskas praėjo, kaip sakant, taip, kaip turi būti. Aš savo pareigas atlikau taip, kaip turėjau jas atlikti. Nors, aišku, apie Vaidą mano nuomonė yra žinoma. Tai ir tada aš tą nuomonę turėjau, bet darbe aš elgiuosi su visais, kokie bebūtų
atėję žmonės, ar jie man patinka, ar nepatinka, aš su visais elgiuosi taktiškai. Ir jokių neduodu net suprasti, kad čia yra man nepatinkantis žmogus. Čia yra jau melas. Eglė, kai atvažiuojam į Rietavą, jis toks malonus, toks fainas pardavėjas, atrodo. Linkėjimai. Toliau žiūrėkime, senukų darbuotoja vieša neapykanta Eduardui Vaitkui pasireiškia jau ne kartą. O šis atvejis verčia susimastyti, ar tikrai su šio žmogaus sveikata viskas yra gerai. Vytautas Ežerskis piktybiškai demonstruoja, kaip reikia elgtis su kandidato į LR prezidentus Eduardo Vaitkaus rinkiminiu laikraščiu. Bet lyg to dar būtų negana, jis tai daro prekybos centro senukai patalpose galimai darbo metu. Vaizdo medžiagoje matosi, kad dalį laikraščių senukų darbuotojas suglamžė ir jais valė senukų prekybos centro langą. Kitą dalį nusinešė į senukų prekybos centro tualetą ir rodė jo paskirtį, o dar kitą dalį laikraščių sudegino katilinėje. Na, iš šito čia niekas nėra aišku, kur aš tai dariau, kada aš tai dariau. Jie, aišku, gali pritempinėti, kad ten yra senukų patalpose ir tai panašiai, bet ten nieko nesimato. Nei ar senukų logotipų, ar kažkokių tai atpažįstamų dalykų, prekių, lentynų, ar dar kažko. Ten nieko nesimato tame įraše. Ir aš jį galėjau daryti, kur tik norėjau. Tai akivaizdžiai parodyta nėra. Tai tegul spėlioja ir toliau jie savo fantazijose. Skaitome toliau. Kyla klausimas, ar tokie darbuotojų veiksmai ir politikavimai buvo suderinti su senukų vadovybė ir kodėl prekybos tinklo senukai vadovybė toleruoja šio marginalaus asmens išsišokimus. Šiuo klausimu akivaizdžiai yra bandoma pritempti ir visą senukų prekybos tinklą prie mano asmeninių veiksmų. Su senukų tinklu mane sieja tik tai, kad aš dirbu senukose. Daugiau niekas manęs nesieja ir šito klausimų uždavimas yra visiškai neadekvatus. Per video nesimato jokių senukų logotipų, prekių ar kažko panašaus. Taigi vieta yra visiškai neutrali. Ir gerai, užbaikime šį tekstą. Jeigu šį kartą senukų vadovybė nesureaguos į šią Vytauto Ežerskio akciją, bus galima traktuoti, kad senukų vadovybė pritarė ir veikia išvien su savo darbuotojais bei pritarė tokiems jų darbuotojų veiksmams. Jeigu nebus imtasi veiksmų Vytauto Ežerskio atžvilgiu ir nebus viešai atsiprašyta Eduardo Vaitkaus už šios žeminančius veiksmus, prie prekybos tinklo senukai vadovybės teks daryti akcijas ir šias patyčias paviešinti platesniai visuomenės daliai. Nu ir čia yra įdėtas filmukas, ta dalis filmuko, kai aš parodijuoju kaimo žmogaus gyvenimą, ką jisai daro su makulatūra. Egidijus Paulauskas turbūt čia rašė šitą tekstą į Lekstučio tinklapį. Tai va, dabar aiškiau. Nu ir paskaitykime dar labai įdomų dalyką, komentarus, kurie čia yra net 5. Štai Valė parašė komentarą, šis apgailėtinas tipas turi būti nubaustas. Valė dar kartą rašo, šitas apgailėtinas tipas turi būti nubaustas. Klausimas rašo, negi tave nėra tikrų kultūringų žemaičių, kurie pamokintų šią infuzoriją, kaip reikia žmoniškai elgtis. Nu, irgi matot, koks stiliukas, čia tas irgi tos paniatkės, tos pačios kaip Vaido. Be vardo rašo, kaip kadaise sakė vienas pažįstamas, mums reikalinga bet kokia reklama, sėkmės Vaitkui. Nu, čia, kad ir matot, yra pritarantis Vaitkui žmogus, bet šiek tiek dar mąstantis ir turintis keletą smegenų ląstelių, tai ir parašė visai gana normaliai. Jonas rašo, tokiam niekšui, jeigu jis neprotingas, pasiūlyti darbą psichiatrinėje ligoninėje, o jeigu jis taip daro sveikų protų, nagus nukapoti. Nu va, čia irgi Jonas rusiškų paniatkių irgi žmogelis bausti jėga, fiziniu smurtu. Toks mąstymas šito Jono. Nu ir čia baigėsi komentarai, dėja jų čia nedaug. Nu bet ir kitur jau mačiau, kad yra šituo pasidalinta, šituo persidalinta. Ojojoj, kaip aš čia skambu per visų marginalų visokius tai tinklapius, tinklaraščius ir ko gero per video, kurių dar nemačiau, bet pamatysiu ir bus labai įdomu, galėsiu juos taip pat sureaguoti. Na, o šiuo video manau, kad visiems adekvačiai mąstantiems žiūrovams puikiai parodžiau, koks iš tiesų yra Lekstutis, o juo labiau jo pakalikai.
Tai būtent vienas iš pakalikų, kuris ir surentė šį tikro šmeižto skaitalą, ne tik ant manęs asmeniškai, bet dar ir senukų prekybos centrą pritempė. Belieka tik pažiūrėti šį baisųjį išsityčiojimą iš Vaitkaus, kurio net pavardės čia paminėta nėra šiame video. Pažiūrėkim. Nu gerai, pasirūpinsim, bet tik ne tavo gerovė, o visų žmonių, paprastų žmonių gerovė. Ir štai turim krūvą makalatūros. Ką su jie daryti? Aha, yra idėja. Tai štai, pasiėmame laikraštuką ir jį suglamžome. Suglamžome, kuo taip tankiau, suglamžome, va. Ir štai tokį struktūrinį objektą papurškėme stiklų, langų, valiklio. Taip, užpurškėme ir imame šitą gumuliuką ir valome stiklus, savo langus, o taip kruopščiai ir tik pažiūrėkite, kaip jie ima spindėti. O, štai koks valytuvas. Bet dar liko daug makalatūros. Nieko, dar yra idėjų. Eikime, kaip sakant, vienon vietelėn. Kaip seniau, imkime ir panaudokime šitą popierių kilniems tikslams, savo higienai. Labai gerai. Bet dar liko šitų makalatūros lapukų. Tai dar yra visa idėja visai nebloga. Einame, parodysiu dar ką, aš manau, bus visai neprošal atlikt. Kiekvienas kaimo žmogus turi rūpestį, kaip užkurt pečių. Tai štai, lengviausiai pečių yra užkurti su tinkamu popieriaus gumuliuku. Tai pakišame jį po malkomis ir padegame. Štai kokia šio popieriaus puikia paskirtis. Na štai ir visos kaimo žmogaus gyvenimo peripetijos, kurių galbūt tokiam kaip Egidijui Paulauskui ir visai nesuprasti. Taip pat kaip ir nesuprasti visiems tiems, kurie viešai filmuojasi Vaido Lekstučio laidose, jį remia ir rašo tokius melagingus straipsnius. Na, o jeigu dar yra tokių, kurie nežino, kas iš tikrųjų yra Vaidas Lekstutis, tai užbaigiu šį video su L-Rytas TV reportažu. Ir jeigu tik turėtų moralės jausmą, visi Vaido Lekstučio gerbėjai, rėmėjai ir palaikytojai degtų gėdoje kaip šitas makalatūros gabalėlis. Lietuva tapo Jungtinių Amerikos valstijų kolonija. Pyderus realiai gali sustabdyti tik Vladimiras Putinas, jis tai ir daro. Tai tik keletas organizacijos Būkime vieningi buvusio lyderio Vaido Lekstučio pasisakymai Facebook paskyroje. Socialinėme tinklalapyje meilės Rusijai neslepiantis klaipėdietis pateisino ir trėmimus į Sibirą. Visi smerkė Rusiją ir kaip antai Jungtinių valstijų statytinė Lietuva pilna drąsos Rusiją išvadino teroristinę valstybę, o apie tai, kad rusai po Antro pasaulinio karo vakarų propagandos apšvitintus vežė į gryną orą Sibirą prasivedinti, paverčiama kaip baisiausias dalykas. Dėl šių pasisakymų Vaidas Lekstutis nuteistas lygtine 1 metų bausme, taip pat turės neatlygintinai atidirbti 100 valandų. Viešai pritarė SSR įvykdytai agresijai prieš Lietuvos Respubliką, tai yra pritarė įvykdytėm nusikaltimams žmoniškumui. Internete? Taip, tai vyko elektroninėje erdvėje, tai turbūt nepaslaptis, kad dauguma naudoja elektroninę erdvę ne tik geriems dalykams, tai yra susisiekti su artimaisiais, tačiau ir paviešinti vieną ar kitą žinią. Šiuo atveju, kaip ir minėjau, tai yra žinutė Lietuvos Respublikos piliečiams, kad jos stebimi. Vaidas Lekstutis po teismo sprendimo buvo nekalbus. Labai nesiplėsiu, tiesiog noriu pranešti, kad šią savaitę bus elta spaudos konferencija, kur viską išdėstysim, pateisim faktus, kas buvo suklastota byloj, pateiksim duomenis, kad visą Lietuvą pamatytų, kaip yra vykdomas teisingumas. Ačiū, viso gero. O kas yra suklastota? Kaip jūs vertina teismo sprendimą? Atsiprašau. Vaidas Lekstutis oficialiai niekur nedirba, gyvena Klaipėdos rajone prabangių namų kvartale, 2 aukštų name. Čia būsto kainos prasideda nuo $500 000 eurų. Netrukus Klaipėdos apylinkės teismą pasieks dar viena panaši byla, joje 3 kaltinamieji. Šiaulietis Žilvinas Razminas kaltinamas sukūręs antikonstitucinę organizaciją. Pas jį kratos metu buvo rasti lankstinukai, kuriuose raginama pakeisti Lietuvos politinę santvarką, išstoti iš ES ir NATO bei pradėti draugystę su Rusija. 10 metų jie siūlo, už tai, kad norime ginkluotų kelių nuversti santvarką. Tai vat lapelius paimkit, paskaitykit.
paskaitykit. Žilvinui Razmanui gresia kalėjimas iki 10 metų. Mat jis kaltinamas antikonstitucinių grupių kūrimu, dalyvavimu juose, raginimu pažeisti Lietuvos suverenitetą bei nesantaikos kurstimo. Į teismą perduotoje byloje dėl nesantaikos kurstimo bus teisiami ir Giedrius Grabauskas bei Olegas Titorenko. Reporterė Gintarė Butkienė, Klaipėda.